Taigi, nukopijuotą įdedam čia ir prirašom /setup.php. Spaudžiate Enter. Taigi, renkamės lietuvių kalbą, Lithuanian, įvedame duomenų bazės hosto pavadinimą. Šitą ištriname, nes localhost neveikia. Ir spaudžiame MySQL. Čia visus duomenys jums reikalingi. Įvedame šitą. Čia yra pavadinimas. Kopijuojame ir įmetame. Toliau. Pavadinimą. Vartotojo vardas. Tai bus jūsų prisijungimo vardas. Toliau. Slaptažodis prisijungimo. Ir dombazės pavadinimas. Tai yra šičia. Nukopijuojame irgi. Su lentelės priesaga nieko nedarote. Spaudžiate toliau. Saugot. Toliau. Susikurite savo puslapio akauntą. Spaudžiate toliau. Štai, viskas. Svetainė yra sukurta. Dabar sekite šitą instrukciją. Čia reikalaujama, kad setup.php failas būtų ištrintas. Taip, o žiūrėkite, mūsų atjungia. Tai per naują prisijungiam, nes atjungia. Nes kitaip nieko neišeis. Taip, įeinate į šičia ir ieškote setup.php failą. Štai jisai. Ir ištrinate. Taip, spausdėte šičia. Štai, svetainė. Čia yra pirmykštis saito tema. Pirmykštis saito tema. Įrašote nario vardą ir slaptažodį. Pasijungite. Einate į administracijos panelę, nes reikia jums temą pakeisti. Sistemos administracija ir pagrindiniai nustatymai. Šitas čia įvesite, kaip norite pavadinti savo svetainę. Tai bus atsižymėtas čia pavadinimas. Toliau, čia įvesi savo svetainės pavadinimą, tai yra va šitas. Šitą nekeiskite niekada. Čia savo elektroninį paštą galite įvesti. Čia bus pasisveikinimo pasisveikinimas, kada įeisite į svetainę. Čia galite įrašyti sukūrė ir jūsų niką. Po šitą tik tai ištrinkite. O čia randasi temos. Čia yra daug temų. Va kaip matote. Jums bus parodyti. Taip. Dabar failzilla išjungta, tai per naują pasijungite. Taip, pasijungėte. Tema buvo ištrinta. Tad, žinote, per naują įdėsime ją. Taip, mes pasirinkome Lineage'o. Tai būtų Beyond serverio tema. Va, įdedame. Laukime, kol užkraus.
Yra aišku daugiau temų. Jas išarchivuojate ir tiesiog į atskirą folderį temoms įdedate. Čia aišku yra Counter Strike'o temos. Pagrindinė darau Counter Strike'o ir Lineage'o, nes čia mano pagrindiniai žaidimai. Nežinau kaip jūs. Taip. Nu, va, kaip matote, jau ir uploadinu. Gerai, sumažiname. Einame į šičia. Perkrauname svetainę. Ir kaip matote, Beyond. Saugoti nustatymus. Ir štai jūsų tema. Taip, jūs sukūrite savo svetainę. Kiti paaiškinimai, jei norite, bus irgi šitam gide. Taip, trumpai paaiškiname. Apklausos, tai galite paklausti žmonių ir jie atsako į jūsų užduotus klausimus. Į svetainę, serverio ar dar ko nors. Toliau, naujienos. Naujienas rašote pagrindiniam puslapyje bus išdėstytos. Taip, kad siuntimus įdėti, reikia pirmiausia sukurti kategoriją. Sukuriate kategoriją, įeinate į sistemą, siuntimus tai yra, atsiprašau, ir įsirenkate kategoriją ir ten įdedate, kas kaip nurodyta. Toliau, pridėtiniai puslapiai. Čia galite sukurti savo nuosavą puslapį, naują puslapį, navigacijos skiltyje. Toliau, vartotojų administracija. Čia galite uždėti nariams super administratorių, moderatorių ir tiek. Šaukykla. Čia galite kontroliuoti šaukyklą. Nariai. Čia visų narių sąrašas. Narių grupės tai yra super administratoriai, moderatoriai. Nariai. Viskas. Toliau, sistemos administracija. Asmeninių žinučių. Čia asmeninės žinutės kontroliuoti. Svarbiausi nustatymai, datos laiko. Nustatėte ten. Duomenų bazės kopijos. Va čia yra vienas iš svarbiausių. Va, įėjau. Žiūrėkit. Čia yra įvedė narracijos slaptažodį. Pažymite viską. Ir atsarginę kopiją. Kada bus atsarginė kopija padaryta, paskui paspaudžiate choose ir išsirinksite, išsaugoti į My Documents. Čia būtina. Ir įsirenkate. Va, pavyzdžiui, matote, čia yra backupas irgi dar vienas. Bet aš jo nenaudosiu. Tai va. Čia bus jūsų tema. Dabar grįžtame atgal. Panelės. Štai panelės. Pavyzdžiui, jeigu norite serverį įdėti. Taip, sukuriate naują administraciją, serverio online statusą. Jūs susirandate online statusą kur nors. Pavyzdžiui, vat kaip parodysiu kaip pavyzdį, kaip mano. Taip, va, irgi. Viskas yra. Va, online statusas. Jūs turėsite PHP kodą surasti, jo. Būtent. Tai va. Čia šitą ištrinsite, įdėsite, pavadinsite ir įsaugosite. Paskui, kai įsaugosite, einate vėl į panelių valdymą ir įjungti panelį, nes ji bus išjungta. Įjungsite ir viskas bus gerai. Va, apklausos. Apklausų, kaip žinote, nėra. Va, žiūrėkit. Mat, šičia turi būti apklausos panelė. Virš šaukyklos. Tad, einame administraciją, sistemos administracija, panelės ir naujų apklausa. Įjungti. Spaudžiu grįžti į tinklapį ir kai matote apklausą. Taip įjungsite.